O Dubajui viskas gimė taip, kad jeigu aš noriu Dakarą, man reikia treniruotis, man reikia būti daugiau dykumoje, nes mano pagrindinis tikslas ir buvo labai gerai važiuoti dykumoje, kas visai ir gavosi. O vaikus treniruojat? Taip, jeigu vaikas siekia pedalus, tai treniruojam. Tikriausiai todėl Dakare yra 90, gal 80% žmonių, kurie ten yra. Tai yra verslininkai, kurie labai daug pasiekia, labai daug matė ir atvažiuoja dar kartą turbūt suprasti to gyvenimo įdomybių. Sveiki, šiandien svečiuose turiu Emiliją, moterį, kuri vairuoja geriau negu kad vidutinis vyras, bet vis tiek, Emilija, kas nežino tavęs, prašau prisistatyk, kas tu esi, kom kvėpuoji ir apie ką tu esi iš viso, kad žmonės žinotų. Tai ačiū už tokį pristatymą, labai smagų, negu vidutinis vyras, tai nežinau, ar čia taip iš tikrųjų yra. Esu lenktynininkė šiuo metu, turime savo mokyklą lenktynininkų ir viskas. Ir mano visas gyvenimas sukasi aplink ralius, o tiksliau aplink vieną ralį, tai yra Dakaro ralį. Būtent nuo ten viskas prasidėjo ir nuo ten visą laiką viskas ir baigėsi. Tai kaip prasidėjo? Kaip gimė tokia mintis, kad Emilija, tokia smulki mergaitė, užsinorėjo būti lenktynininkė? Aš mokyklą žiūrėjau dar Dakaro laidą per BTV, berods televizija rodydavo ir aš tiesiog žiūrėdama pajutau, kad aš tikrai ten būsiu. Ir viskas, nieko daugiau nebereikėjo. Tada atsimenu, susipažinom su Arūnu, jis tuo metu buvo baigęs savo karjerą, neturėjo nei motociklo, nieko neturėjo ir aš tiesiog jo paklausiau, ar mes galime išvažiuoti kokias varžybas, nes aš tiesiog, mums jau buvo nuobodu, tiksliau man buvo nuobodu su juo, jisai man sakė, kad jis labai geras motociklininkas, tai aš norėjau pasižiūrėti, ar iš tikrųjų taip yra. Ir mes išvažiavom į Latvijos varžybas ir ten tose varžybose buvo kitas Dakaro dalyvis lietuvis Balys Bardauskas ir Arūnas tiesiog kaip prastovinti jį vis pravažiuodavo ir sakau, tai jeigu jisai gali Dakare, sakau, dalyvauti, kodėl tu negali, sakau, nu taip, aš svajojau apie tai. Sakau, aš irgi svajojau, kad čia būtų labai gera proga. O kaip pati užsimaniau, tai sakau, aš tiesiog jau turėjau to jausmą, kad aš sėdėsiu automobilyje, tikrai savęs neįsivaizdavau kažkokioj medijos pozicijoje ar kažkur, aš visą laiką save mačiau toj pagrindiniai roliai, o pats pirmas tas žingsnis buvo turbūt žengtas 2022 metų Dakare, tai kai buvo Arūnas paskutinį kartą važiavo su motociklu. Gerai, bet vis tiek, aš suprantu tą, kokie buvo tavo pirmi žingsniai, nes tu visgi esi pirma moteris, kuri dalyvavo ralyje, ar ne, Dakare, ne šiaip sau ralyje. Tai kaip tau pavyko? Kaip tau pavyko tiesiog? Geras toks klausimas, kaip pavyko, tai tiesiog visi mano 2 metai buvo skirti tik tai tam, tai yra treniruotės, partnerių paieška, treniruotės, daugybė išlaidų ir vėl treniruotės ir tai tiesiog yra visiškai užburtas ratas, tai dėta labai daug darbo ir tik dėl to man ir pavyko, nes jeigu aš būčiau nors kiek sudvejojus ar pagalvojus, kad galbūt man iš dangaus kažkas nukris, tai tikrai taip nebūtų ir matau aplinkui pavyzdžių, kurios merginos ar ne tik merginos ir vaikinai, kurie pasako, kad jie dalyvaus Dakaro ralyje, bet jie jame taip ir nesudalyvauja, nes visi atsimuša į tą pačią sieną. Tai pavyko labai paprastai turbūt užsispyrimo būdu, nors tikrai nebuvo taip, kad apskritai į nieką nekreipčiau dėmesio, ar ne, ar ten nesiseka, ar kažkas man pasako, ne, taip, faktas, būdavo labai gilių duobių ir visokiausių situacijų man per šios 2 metus įvyko, bet džiaugiuosi, kad nepasidaviau. Tai kokie vis dėlto buvo tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais tau teko susidurti? Pagrindiniai iššūkiai aš turbūt vis tiek išskirčiau, tai yra partnerių paieška. Treniruotės man tai yra vienas malonumas, aš tai galėčiau daryti absoliučiai kiekvieną mielą dieną, tiek su automobiliu, tiek pilates, tiek dviračiai, ką aš visą laiką dariau tos 2 metus, tai tikrai čia nėra man kažkoksai, o Dieve, kaip nenoriu, gal man čia pailsėti ar kažkas, tikrai niekada taip nebūdavo, o partnerių paieška tai faktas, tai būdavo pats sunkiausias dalykas ir turbūt buvo pats sunkiausias dalykas atsimušti į tą vyrišką pasaulį. Bet tai kaip tau pavyko perlaužti tas vyriškas nuostatas, kad vis dėlto čia ne moterim? Kaip tau pavyko rasti tų partnerių? Kas tavim patikėjo? Kaip čia dabar pasakyti, iki galo nepavyko, nes teko pasinaudoti ir paskola, kadangi mes ten labai norėjom važiuoti.
Bet džiaugiuosi visais naujais partneriais, kurie prisijungia ir mūsų senaisiais partneriais, kurie yra nuo pirmo mūsų Dakaro kartu, kaip Gera dovana ar tie patys Rentvėjai, kurie buvo mūsų pagrindiniai rėmėjai, tai Rap Travel, tai yra visiškai tie žmonės, kurie buvo nuo pat pirmo mūsų ralio kartu ir jie tiesiog, jiems net nekilo minčių, mes kaip pasakėm savo idėją, jie sako, tai žinoma, mes būsim kartu ir tikrai mes bandysim. Bet natūralu, kad motociklo komandos biudžetas yra, tarkim, 100 000 ar ne, tai 4 ratus reikia vos ne iš 4 kartų ir padauginti. Tai va, tai pavyko turbūt tik taip, kad nuoširdžiai pasakojau, kodėl aš ten noriu būti, ką aš ten žadu daryti ir tikriausiai tik dėl to, kad žmonės matės, kad aš rimtai ruošiuosi. Ne? Tai paskutiniai rėmėjai, kurie prisijungė pas mus, tai buvo By Atvins, tai yra pirmasis grožio atstovas iš Lietuvos Dakaro ralyje, niekada nebuvo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad kartu su manimi jie išvyko ir labai džiaugiuosi šią bendradarbystę taip pat, nes aš tikrai matau daugybę sričių ir vietų, kur motosporte būtent grožio srities atstovai gali pareklamuoti save. O kaip sureagavo tavo artimiausia aplinka? Tai aš suprantu, Arūnas, tai toje sferoje, bet kaip sureagavo tavo tėvai, tavo šeima, kad tu, Emilija, aš noriu čia dabar raliuoti. Tai Arūnas irgi taip sureagavo. Arūnui pasakė, kad jis sportuoti daugiau nebegali, jis turi pasikeisti klubus, jeigu jis nori pasportuoti. Atsimenu, jis labai nusivylė ir nuliūdo, bet aš jam iš karto tą pačią dieną sakau, tai žiūrėk, aš turiu sprendimą, tu galėsi būti mano šturmanas ir vis tiek važiuosim į Dakarą. Tai jis labai nustebo, nes aš niekada nebuvau pasakojus niekam garsiai šito dalyko. Tai jisai pirmas taip sužinojo, tai jis iš pradžių net nelabai gal suprato, kodėl, kaip čia sako, kodėl tu čia taip sugalvojai. Aš sakau, aš seniai norėjau, tai kodėlgi ne. Mano mama tai pažįsta mane net nebandė atkalbinėti, nežinau, kad tiesiog yra beviltiška. Ir kodėl būtent tu su bagiu važiuoji, ar ne Dakare? Kodėl bagis būtent, ne kažkokia kita transporto priemonė? Nes tai yra pirma stotelė, tai yra pirma, pigiausia stotelė 4 ratų, su kuria tu pilnai gali išmokti valdyti transporto priemonę sportinę ir manau, kad apskritai visi, kurie žengia į sportą, į tokį kaip Dakaro ralį ar apskritai rally raid discipliną, tai jie turėtų pradėti tikriausiai nuo to, nebent jau moka vairuoti, aš kadangi buvau visiškas nulis, tai man faktas, kad man reikėjo rinktis nuo to, ką aš galiu išmokti vairuoti. Tai kas toliau? Kažkada čia Arūnui sakiau, kad norėčiau važiuoti su fūra, tai jis labai juokėsi. Buvo iš tikrųjų 3 merginos fūros ekipaže, bet po šio Dakaro turbūt persigalvojau, fūro galbūt jau taip smarkiai nenorėčiau, aišku, norėčiau pabandyti ir su automobiliu, ir tai 3 kategorija, kuri yra po bagių ir su viskuo, manęs nėra labai didelio skirtumo, noriu viską išbandyti. Pakalbėkim, papasakok apie jūsų mokyklą Dubai. Tai pirmiausia, mūsų mokykla prasidėjo nuo Lietuvos. Tiesiog, kai Arūnas važiavo į Dakarą, mūsų pagrindinis tikslas buvo išpopuliarinti motociklus, nes visi kalbėdavo apie automobilius, Benediktas Vanagas, ar Žila, ar dar kažkas, visi buvo žinomi, tačiau niekas nežinojo apskritai tų motociklininkų, kas ten važiuoja, ką jie ten daro, kad tai yra apskritai pati sudėtingiausia klasė. Tai kai mes pradėjom važiuoti į tuos Dakarus su Arūnu, ar ne, tai mūsų pagrindinis tikslas ir buvo, parodykim Lietuvai, kad motociklininkai va čia yra įdomu ir čia yra labai labai sudėtinga. Tai nuo to karto po pirmo Dakaro pradėjo tiesiog žmonės kreiptis treniruočių, mes pradėjom tai reklamuoti ir dabar mes Lietuvoje turim 16 sportininkų, su kuriais mes dalyvaujam įvairiuose varžybose, tiek pasaulinėse ir dabar Abu Dabyje iškart po konferencijos skrisiu iš tikrųjų varžybos, kurioje 3 mūsų sportininkai ruošiasi Dakaro raliui. O Dubajui viskas gimė taip, kad jeigu aš noriu Dakarą, man reikia treniruotis, man reikia būti daugiau dykumoje, nes mano pagrindinis tikslas ir buvo labai gerai važiuoti dykumoje, kas visai ir gavosi. Ir nusprendėm, tiksliau aš sugalvojau, kad reikia atsidaryti tą bazę. Tai viskas taip labai paprastai ir buvo. Suradom partnerius, kurie galėjo investuoti ir nuo šių metų rugsėjo mėnesio mes jau pradėjome įsikūrinėti. Tu sakai, paprastai atsirado, bet aš nemanau, kad labai paprastai. Vis tiek svetima šalis, svetimi įstatymai, tam tikri barjerai, kur galbūt Europoje tų barjerų nėra. Tai išsiplės galbūt labiau. Su kokiam problemom susidūrėt atsidarydami verslą Dubai?
Žinok, iš tikrųjų viskas man labai paprastai atsirado. Aš paskambinau vieną skambutį žmogui, kuris galvojau, kad jam būtų įdomu, jisai iškart sutiko. Ta prasme, po 2 skambučių jisai sutiko. Po mūsų 2 pokalbių vietą mes žinojom, nes mes turim vietinių draugų. Tai iš karto, nes Arūno irgi toks klausimas buvo, tai kur mes, o tai kaip čia? Sakau, gerai, vietą turim, ten tas investuos, tas tą padarys, anas tą, tai 3 ir 4 ir pradėsim daryti. Galbūt sunkiausias dalykas buvo tai tie darbai, namieji, tiesiog pasistatai konteinerius, tai kad juos nudažytų, užtrunka labai daug laiko, nes mąstymas šiek tiek kitoks ir ne, dirba šiek tiek lėtesni žmonės negu lietuviai, ar ne, lietuviai tai pripratę, padariau, baigiau, išvažiuoju, tai ten su pamiegojimais, su pailsėjimais, tai tas galbūt mane labiausiai erzino ir dėl to, kad tu negali nei nusifotografuoti, nei nusifilmuoti viską, ar nepradėti negali įsivažiuoti, o visa kita labai viskas iš tikrųjų nebuvo labai kažko labai sudėtingo. Turim labai gerus partnerius ir turim gerus draugus. Bet jūsų partneriai buvo vietiniai, Dubajo ir jūsų partneriai iš Lietuvos? Lietuviai. Bet vis tiek, man įdomu pagvildenti tą klausimą, kokia ta Dubajo yra biurokratija atsidaryti to verslo. Ar ne, aš turiu verslo idėją, aš atvažiavau į Dubajų ir nuo ko man pradėti? Na tai tikriausiai išsiaiškinti reiktų, ką konkrečiai veiks ir kiekviena ta veikla turi savas licenzijas ir savas tas kampanijas. Tai Dubai labai paprastai galima susirasti agentūrą, kuri visus tos dalykus padaro. Tai aš taip ir siūlyčiau tikriausiai, nes kitu atveju užtrunka viskas labai ilgai. Tai viskas ilgai. Ir teisės pasikeisti ilgai ir susitvarkyti vizas, viskas ilgai tikrai užtrunka, nes tu turi važiuoti nuo vieno miesto galo iki kito, tau reikia tą pasitikrinti, tai sveikatą, tai 3, tai 4. Ta biurokratija yra tikrai, bet yra agentūrų, kurios tos reikalus išsprendžia. Tai aš manau, tiesiog reiktų taupant laiką, gal geriau kreiptis į tuos žmonės, kurie jau tai darė 100 kartų. Ar tai brangus malonumas? Priklauso vėlgi nuo kompanijos, jeigu maisto vieni reikalavimai, ten kažkoks alkoholis, viešbučiai dar kiti reikalavimai, safariai, tarkim, kaip mūsų dar 3, ta prasme labai skirtingos kainos ir labai skirtingi reikalavimai. Bet ar jūs turit dabar savo mokykloje vietinių klientų, vietinių emiratų, kurie pas jūs treniruojasi jūsų mokykloje? Taip, turim ir ateina iš gatvės tiesiog žmonės, ir užsuka, ir pabando, ir arabai, ir iš Singapūro, ir iš visokiausių šalių, tikrai ne tik lietuviai atvažiuoja. Turim žmonių ir aišku, mes turim ir motociklus, ir bagius. Tai tiek pas Arūną, tiek pas mus, tiek pas mane su bagiu atvažiuoja treniruotis. Ir merginų, arabių, vietinių. Labai smagu. Vaikus treniruojat? Taip, jeigu vaikas siekia pedalus, tai treniruojam. Šiaip dažniausiai nuo 16 metų treniruos, bet viena mergina buvo 13 metų. Lietuvė irgi ir jinai puikiai, jinai tokia vis tiek aukštesnė, jinai pasiekė pedalus ir mes puikiai su ją turėjom labai fainą treniruotę. Tai gerai, dabar ateities planai Dubajui. Apsiribosi tą mokyklą, ar turit kažkokių tai didesnių planų? Turim didesnių planų, bet pirmiausia, sakau, kadangi viskas gan lėtai vyksta, tai aš manau, kad mes tokį geresnį startą pasidarysime tik nuo rugsėjo mėnesio, kai bus jau naujas sezonas. Bet turim planų ir į kitas šalis Arabijos. Gal gali pasidalinti, kokie tie planai? Galbūt Saudo Arabija, nes Saudo Arabija irgi labai besivystanti šalis turistų klausimų ir apskritai viskas pas juos labai auga, tiek moterų sportas, tiek pačių vyrų sportas, viskas labai auga, motosportas, autosportas, jie labai mėgsta investuoti į šitus dalykus, nes mato iš to naudą, tai ir apskritai visas tas regionas yra labai labai dėkingas mums. Jeigu mes kalbam apie Dakaro ralį, tai turim daugybę varžybų aplinkui bevykstančių ir turime absoliučiai visas sąlygas, tokias, kokias mes turime Dakaro ralio metu, tai yra Saudo Arabijoje. Tai mūsų Dubajui turim absoliučiai viską. Tai labai džiaugiuosi dėl to, kad mes turim pilnas galimybės, nes tikrai nėra tas pats, kas treniruotis Lietuvoje ant žvyro pavažiavus čia ar kažkokiam smėlio karjere. Tai visiškai skirtingi pasauliai. Bet tai vis tiek aš manau, kad čia yra šiek tiek sezoniškumas, nes vasaros metu aš manau nesitreniruojat, nes tiesiog per karšta. Vasarą grįžtam į Lietuvą arba važiuojam Europos ralius. Tai mes visą laiką sukame šitame dalyke, tai kas būna Lietuvoje, sako, sezonas baigėsi, tai jau nurimsit ir taip toliau, ne, mums sezonas prasideda kitas. Tai Kitur. Jo, šiltasis sezonas.
vis tiek tu, Emilija, dabar atvažiavus iš Lietuvos, lietuviška mergaitė, ar tu jauti pasaulėžiūros, pavyzdžiui, skirtumą, kaip žmonės žiūri ir elgiasi Dubajuje ir kuom yra skirtumas didžiausias nuo to, kaip žmonės elgiasi Lietuvoje? Aš apskritai pasakysiu taip, aš dievinu arabų kultūrą, dievinu arabų maistą, man labai patinka Saudo Arabijos žmonės, nes ten jie yra labai dar kol kas paprasti, visiškai nearogantiški, visą laiką tau padės, jie labai džiaugiasi, kad tu pas juos atvažiavai. Emiračiai lygiai taip pat, mes turim tikrai daug vietinių draugų, kurie yra nuoširdus ir, kaip yra posakis, arabai kabina makaronus, tai kabina, bet svetimiems. Draugams nekabina, tai džiaugiamės dėl to, o dėl tokio žmonių gal būdo, tai turbūt vasarą žmonės Lietuvoje, manau, yra linksmesni ir geriau nusiteikę, o po žiemos, kai tu pabūni šiltose kraštuose ir vėl grįžti atgal į žiemą Lietuvoje, jauti tą tokią niūresnę nuotaiką, bet man atrodo, kad lietuviai irgi yra labai draugiški, tikriausiai reikėtų tiesiog save apsupti tais tinkamais žmonėmis ir lankytis tinkamose vietose, tai aš taip renkuosi. Vat norėjau paklausti, ar tiesa, kad aš girdėjau, jog Dubajui tikriausiai vieninteliam pasaulio mieste tu nesijaučiu užsienietis, nes ten visi užsieniečiai praktiškai, ar ne? Tai ar čia tas mitas yra teisingas? Aš gal taip pasakyčiau, galbūt nebent tai būtų kažkokios valstybinės šventės, tai tada tu tikrai jautiesi užsienietis, nes jie visą laiką šneka arabiškai, jie net angliškai būna nešneka, ar ne? Nes jeigu viskas vyksta governmento stiliumi, tai tada tikrai taip, tu visiškas esi užsienietis, bet jeigu kasdieniam gyvenime, tai tikrai ne. Aš niekada nejaučiu, kad čia kažkaip ne mano vieta būtų, ar aš iš kitos šalies. Mes kaip tik jau net mūsų vietiniai draugai sako, jūs jau čia daugiau arabai negu mes, nes sako, jūs ir ten buvę, o sako, mes dar ten net nespėjom nuvažiuoti. Tai sako, tai patys kalti, mes tikrai labai mėgstam visur judėti. Ar tiesa, kad Dubajus yra labai brangus miestas? Vėlgi priklauso turbūt nuo vietų, kur tu lankysies. Jeigu mes važiuosim į turistinės vietas ir 5 žvaigždučių viešbučius, tokius kaip Palmiai ar ne, visiškai Atlančiuose, naujuose, taip, ten kainos tikrai yra didelės. Bet nemanau, kad jos skiriasi kažko nuo Londono kainų ir nemanau, kad kažko skiriasi nuo kitų didmiesčių. Aš tokio kažkokio didžiulio skirtumo tikrai nepamačiau. Maistas kainuoja tiek pat, kiek Lietuvoje. Jeigu mes kalbame apie parduotuves, gal šiek tiek brangiau. Bet iš kitos pusės, jeigu tu dirbi kažkokiam aptarnavimo srity, tai algos yra labai mažos, tai tikriausiai tuo atveju yra labai brangu. Bet tarkim, pragyvenimo bendrą lygį palyginus Lietuvą ir palyginus Dubajų, tai ar labai stiprus tas yra skirtumas, išsinuomoti butą, ar ne, maistas, transportas ir visi kasdieninio poreikio reikalaujantis dalykai? Jo, tai būto nuoma dažniausiai yra panaši tiek, kiek Vilniaus centre, nesvarbu kokiam tu rajone bebūtum. Šiaip apskritai jie labai vertina tos šiek tiek atitolusius rajonus, kur gyvena tik tai vietiniai, tai ten kainos yra lygiai tokios pačios kaip centre. Kuras yra pigesnis. Okay. Nes ten yra pigesni kuras. Jo, tai dėl to visi važinėja su didelė mašinom, kurios ryja labai daug benzino, tai manau, tas ant to gaunasi. Iš kitos pusės, aš nežinau, iš tikrųjų, aš negalėčiau galbūt, elektra irgi viskas kažkaip, aš manau, kad labai panašiai priklausomai turbūt nuo to, kokioj tu sferoj sukiesi ir koks yra tavo atlyginimas. Tai jeigu atlyginimai aptarnaujančio personalo yra labai maži, jeigu aš kalbu apie pardavėjas parduotuviai 500 eurų, 600 eurų mėnesį, tai yra labai maži pinigai, todėl ten labai galimas ir dažnas dalykas, kai vienam bute gyvena daug žmonių. Tiesiog. Tai mes nekalbam ne apie 3 žmonės, ne apie 4, mes kalbam apie labai didelį skaičių žmonių. Tai aš manau, tai žemesnio pragyvenimo klasė yra tikrai labai sudėtinga. Tai Emilija, papasakok, ar bendrauji ten, ar yra kažkokia lietuvių bendruomenė, ar palaikot ryšius su savais? Yra lietuvių bendruomenė ir apskritai labai lietuviai visi draugiški. Mes tik atvykus į Abu Dabį, tiksliau Dubajų, mes gavom žinutę iš Abu Dabio, kur yra mūsų lietuvių ambasada. Gavom kvietimą atvykti pasisvečiuoti, susipažinti. Tai faktas, kad mes nuvykom ir iš to gimė graži draugystė. Dabar netgi darysime kovo 11 šventę pas mus bazėje. Tai bus visi sukviesti mūsų lietuviai, kurie yra toje bendruomenėje.
Kiti lietuviai irgi iš karto atsirado, kaip mes atvažiavom ir pas Arūną treniruojasi. Ir iš tikrųjų tas ratas yra nemažas, jau aplink susikūręs, tai labai to džiaugiamės. Ir ką pastebėjau, kad labai... Mes turėjom tokį susitikimą, lietuvių bendruomenės susitikimą su prezidentu buvo. Ir mes irgi buvom pakviesti. Tai labai buvo smagu stebėti tai, kad absoliučiai nei vienas lietuvis nebuvo, kad girtusi, ką turi, nebuvo, kad parodytų, pažiūrėkit, aš atstovauju tą ir tą, esu direktorius to ir ano ir trečio, kas būna kai kuriuose bendruomenėse. Tai labai man patiko šitas bruožas, nes tikrai žmonių yra labai protingų, labai įdomių ir buvo labai įdomus ir smagus laikas. Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad priėmiau irgi į tą ratą. Labai lengvai. O Emilija, pas jūs dirba lietuviai ar pas jūs dirba vietiniai? Pas mus dirba vienas lietuvis, tai yra mūsų komandos narys, jaunas vaikinas, kuris pabaigė mokyklą ir norėjo pasidaryti gap yearą. Tai vasarą atliko tokią kaip stažuotę pas mūsų mechaniką mūsų komandos. Išmoko tenais daug įvairių dalykų, kurie gali jam praversti darbe ir dabar jisai dirba su mumis Dubajuje. Emilija, žinau, kad atvykai iš Dubajaus į mūsų Strategic Mind Society konferenciją Mind in Motion. Jei nepaslaptis, kokią temą kalbėsi ir kuom pasidalinsi. Tema tai turbūt labai aiški apie Dakarą ir kuo tai yra panašu į mūsų kasdieninį gyvenimą ir apskritai turbūt bet ko kūrimą, verslo, santykių ar dar kažko. Tai iš tikrųjų yra labai lygiagrečios temos ir realiai kiekvieną mielą dieną, kaip dabar buvom Dakare, jau tau atrodo kažkas jau atsibos, taip pavargsti ir taip toliau ir tada pagalvoti, gerai, šitas praeis ir tada bus ta fazė ir bus taip. Iš tikrųjų, absoliučiai visur gali tą dalyką pritaikyti, tikriausiai todėl Dakare ir yra 90, gal 80% žmonių, kurie ten yra, tai yra verslininkai, kurie labai daug pasiekia, labai daug matė ir atvažiuoja dar kartą turbūt suprasti to gyvenimo įdomybių. Vis tiek, man smalsu, iš kur pas tave tiek to užsispyrimo ir kokie galbūt gyvenimo įvykiai suformavo tavo tas tokias charakterio savybės, kad kaip tu sakai, eiti į priekį, nepasiduoti, kovoti, nėra jokių kliūčių, aš vis tiek pasieksiu savo. Ar čia tiesiog buvo kažkokia įvykių virtinė, kas iki to daėjo, ar galbūt buvo vienas kažkoks įvykis, kuris įtakojo, iš kur va ta Emilija tokia stipri? Nežinau, iš tikrųjų nuo vaikystės visą laiką ką susigalvodavau, tą ir padarydavau. Tai man gal labai nervuodavo, kaip mama sakydavo, ai čia drambliuko svajonės, tai aš visada padarydavau ir tada sakau, nu, tai kaip ten sakau, sakei. Tai ne apie viską, turbūt apie visas, ką aš susigalvoju, nes aš susigalvoju ne taip jau čia ir mažai. Tai visą laiką būdavo pasakydavo, baigtų, drambliuko svajonės. Aišku, dabar jau tai tikrai nebesako taip, jau seniai nebesako. Jau šitų dalykų, jau baigėsi šitie, bet aš nežinau, tiesiog, kadangi neturėjau kažkada kažkokio užnugario, kad man kažkas ateitų, duotų pinigų, va, jums čia pinigai tavo teisėm, va, jums pinigai čia, aš apskritai viskam turėjau pati užsidirbti. Tai aš visada žinojau, kad niekas čia už mane per daug kažko nepadarys, nes neturiu nei aš ten labai turtingo vyro, nei kažkas, kas man padėtų. Tai kas man belieka, jeigu aš užsimaniau tą Dakarą, jeigu aš jau garsiai apie tai pasakiau, tai jau reikia kažkaip ir padaryti, ar ne? Tai faktas, kad taip mes kartu su Arūnu viską darom, bet nepaslaptis, kad pirmas tas Dakaras atsirado turbūt mano iniciatyva. Tai tiesiog, man atrodo, mane stumia į priekį, tai yra mano tie norai, kurie yra kai kam per dideli, kai kam per brangus, o man atrodo tiesiog, jeigu aš jau sugalvojau, reiškia, kažkur yra tas kelias, kad aš galiu jį pasiekti, nes tikriausiai taip ir turi būti, taip jau turbūt ta visata sudėstyta. Ką pasakytum jaunai moteriai, kuri gal mergaitė ar ne, ir irgi žiūri į tave ir tu esi jos sektinumas ir jinai irgi svajoja kažkada dalyvauti tokio lygio rally kaip Dakaras, ką tu jai pasakytum, ko tu jai palinkėtum ir galbūt įspėtum? Aš tai manau, kad čia iš vis nėra skirtumo, ar čia Dakaras, ar čia kažkokios kitos varžybos, ar tai tiesiog yra verslas, kurį tu sugalvoji daryti. Tiesiog bandyti ir daryti. Koks skirtumas, nesigaus, ką kiti pasakys. 100 metų. Aš ir pati turėjau tokį susigalvojus projektą, buvau kūrus startupą, kur norėjau padaryti platformą.
ir viskas kaip ir gavosi, tačiau man nepatvirtino finansavimo, nu ir kas, baigės viskas. Kaip ir pralaimėjau, tačiau labai daug gerų žmonių sutikau šiame kelyje, su daug žmonių kontaktus pažinau, su kuriais bendraujame iki šiol ir esu labai laiminga. Tai lygiai taip pat ir kiekviena svajonė, tai yra tiesiog projektas, kuris arba pavyks, arba nepavyks. Koks skirtumas? Taigi mes niekada nežinom, kiek mums liko. Ar mes gyvensim dar savaitę, ar mes gyvensim dar 20 metų, ar 100 metų, ar ne. Tai jeigu aš dabar galvosiu, kad gerai, aš dar palauksiu savo tinkamo momento, pažiūrėsiu, tai gal kažkaip čia kažkas gal bus ir taip toliau. Tai kiekvienas žmogus, aišku, labai skirtingas, bet ir dabar sulaukiu merginų žinučių į Instagramą, ką man daryti, aš noriu irgi važiuoti į Dakarą, nuo ko pradėti. Tai aš tiesiog išvardinu paprastus punktus, nuo ko pradėti. Galite man parašyti, jeigu apie Dakarą. Jeigu reikia motyvacijos, rašykite Emilijai. Gerai, Emilija, ačiū tau labai už pokalbį. Žinau, kad tu šiandien esi pavargus, bet vis tiek sutikai, kad tave pakalbinčiau. Manau, kad tikrai žmonėms įdomu tokie žmonės, ne tik moterys, netgi žmonės tokie kaip tu, dėl to, kad tu vis tiek esi toks, žinai, unikornas, pati pirma, kuri sudalyvavai ir labai tau dėkoju ir pasimatysim rytoj konferencijai. Ačiū labai už kvietimą ir dar pataisysiu, ne pati pirma moteris, pirma moteris pilotė, kuri vairavo, bet mes dar turėjom ir šturmanių lietuvių, kurios dalyvavo sename ralyje dar Dakaro, kuris vyko Afrikoje. Tai turim tų moterų gabių. Ačiū, Emilija. Ačiū.